aštrus, balsas gerklėj užžalus. Sakyk man, ar tu bijai lietaus? Išbalėmės kaip beržai, lūpomis tau lėtai nusiritens mintis. Bijok ir pažiūrėk, kaip meškos vėjas, visas vaizdas susiliejęs. Mes padarėm, rodos, viską, ką galėjom. Ar tu bus su manim, kai žemė degs ugnimi, kai pravirks lietumi tyla? Dėl manęs ar gali tu audros vidury nepaleist ir laikyt? Kaip jinai fainai įmana tas. Bandėm akis uždengt, bet žiūrim ir noris vengt. Stipriai įsikabink dabar ir pažiūrėk, kaip blaškos vėjas, visas vaizdas susiliejęs. Mes padarėm, rodos, viską, ką galėjom. Ar tu bus su manim, kai žemė degs ugnimi, kai pravirks lietumi tyla? Dėl manęs ar gali tu audros vidury nepaleist ir laikyt visada, visada. Eina savo. Ramon. Labai jau melancholiška daina. Ane? Netiko, sakai? Gal nesudėtinga yra iš tikrųjų. Mes visi budėjom prie mygtukų. Sveika. Taip, aš irgi budėjau. Aš dar budžiu. Aš galvojau, bet kurią sekundę prasidės lietus, tiesiog mygtukų. Nežinau, keistai jaučiuosi. Gal jūs pakalbėkit pirmi. Jo, va tokia ir va tai va. Iš tikrųjų. Ir reikia pasakyti kažką ir tai va toks ir pasirodymas iš tikrųjų buvo. Kažkoks ne... Žinai kaip, mes, man atrodo, turėjome kelis variantus tokius, kur tarsi nėra blogai, bet nieko neatsitinka viduj. Vat ir viskas. Labai rimtas vokalas, šiek yra kito lygio vokalas, bet atrodo, kad nėra visai kito registro, atrodo vienam viskas lygmenį. Kuo tu vardu? Emilija. O ką veiki, ką mėgsti veikti? Dainuoju. Bet grupiai ar viena, ar Ir mokai? viena, ir grupiai. Daugiausiai Kaip vadinasi tavo? Mylėtis. Oho, geras pavadinimas. Patiktų man. Geras pavadinimas tikrai. Patiktų tam. Žiūrėti, iš tikrųjų. Mylėtis patiktų. Ir tai irgi. Visą laiką pavadinimas koduoja kažkokį tai ar muzikinį stilių. Kaip tavo muzikoje atsispindi ir tavo dainavime? Ar jisai atitinka muziką ir tavo atlikimas grupės pavadinimą? Tai grupės pavadinimas, tai mes tiesiog ieškom kažko subtiliai provokatyvaus. Pavyko. O aš tai labai norėjau to sexy vibe tokio. Ir tos dainos kažkiek atspindi tai. Koks žanras? Sexy vibas. Sexy vibas. Ai, ok. Šiaip į trip hopą labiau. Oho. Okay. Tai ir dark popsas dar. Okay. Dark popsas? Aš tiesiog labai norėjau ateiti. Nu, man įdomu buvo, nes aš... Tai viskas okei, jūs nesijauskit kalti, viskas gal. Ačiū. Nukrito. Žinai, gal čia tas atvejis, kai kažkokia muzika, kurią pasirašai pati savo ir bus tau labiausiai tinkanti. Taip ir yra. Aš esu labai suintriguota ir tavo grupės pavadinimo, ir žanro. Ir aš dabar noriu paklausyti tavo kūrybos. Yra kur paklausyti tavo kūrybos? Yra Spotify, YouTube.
Ja, visi girdėjo. SoundCloud. Aš to įsijungsiu. SoundCloud, Aš ir OG. man paklausyt, kaip ten mylisi jie. Aha, S yra atskirta. Tai dar ir Mylėti S. mylėtis, kai myli. Čia aš taip interpretuoju tada. Labai gerai. Labai gerai. Pirmas O, žmogus. čia. Labai gerai. Kuris suprato pavadinimo esmę. Pirmas žmogus, Gabrielė. Viskas, įsijungiau, uždėjau širdelę, paklausysiu. Ačiū tau. Man atrodo, kad tu laimėjai, nes tiesiog sužinojome mes tave kaip atlikėją. Ir dabar tiesiog dar nuo to įdomiau iš tikrųjų, nes man irgi kažkaip įdomiai skamba. Ir galbūt peržiūros dabar tavo padidės. Iš karto. Tos reklamytės. Kol kas turim 3000. Tai padarysim, Spotify. kad būtų Padarysim, kad būtų 10. daugiau. Tavo akis tokios gilios, jau baigiu paskęst. Tavo lūpos nepaliko. Wow. Kitas pasaulis kažkoks įsijungia. Aš labai džiaugiuosi, kad sužinojom apie tave. Ir seksim tavo kelionę, iš tikrųjų. Nuo dabar. Seksim tavo seksy vibes Seksim kelionę. tavo kelionę. O taip. Skamba įdomiai. Iš ties. Ačiū labai. Tai ačiū Jums. Wow. Sugrįžk, vadinasi daina. Nespėjai pamatyti laidos? Žiūrėk visus pasirodymus Lietuvos balso YouTube kanale.